Laba dienelė. Tai savaitgaliui planas yra galų gale pabaigti jau su ta elektra, kad būtų kažkoks apčiopiamas rezultatas. Prisikroviau čia visokių įrankių, pilna bagažinė, šiukšlynas, pardakas, baisus. Nežinau, ką pasiėmiau, nes nepasidariau jokio sąrašo, ką man reikia pasiimti, neišėjo čia šią savaitę tai padaryti. Tai belė ko prisidėjau, labai tikiuosi, kad užteks to, ką pasiėmiau. Dabar dar varau pasimokinsiu buriuoti ir tada po pamokų iš karto varom į Dreverną prie laivelio. Nu va, reiškia, ką tik baigėsi pamokos, jeigu nori įtempt burę, tai Achter štagą, jo, tokį turbūt turi įtempt, tada stiebas išsilenkia ir burė įsitempia, tada plokščia būna, į vėją geriau eina. Ir reiškia, dabar reikia lėkti namo, dar pasiimti maisto, pasiimti miegmaišį, pagalvę, gal dar ten kokių šūdų prisikrauti ir jau tada į Dreverną tiesiu taikymu. Brasas, Rifškentelis, Putensas. Brasas tai čia kaip nuo žodžio brazas, tipo brazauskas. Tai čia reiškia, kas tenai, kai iškeli spinakerį su spinakergiku, tai tas šotas, kur nuo spinakergiko jau nebe šotas tampa, o brasas. Turbūt. Putensas tai yra chainplaitai, tipo ten, kur vantšpaneriai prisisuka. Pas sluterį yra forštagai arčiau vienas kito, nei kad pas kuterį. Geriau greičiau varom į tą Dreverną čia, kad nebeišlaiko. Ne kažką, dabar tokia situacija. Visat galvodavau, kai lochai sugedo vidury autostrados, dabar pats sėdžiu. Atvažiavau į degalinę, užgesinau motorą, sakau, biškai palauksiu porą minučių, kad iš visų ten tų kanaliukų tepalas į karterį subėgtų ir nueisiu pasimatuosiu. O šiaip dabar kiek važiavau, dar čia kokius 30 km nuvažiavau, tai ta lemputė kaip ir nebegrįžta. Aha, ne kažką. Reikia dasipirkti jo biškį. Tai paėmiau litrą. Manau, užteks šito litro man. Turbūt gal visą ir pilu netgi. Ai, varau visą, ką čia. Jau kai bus, tai bus. Nu, žodžiu, va, norma yra. Galima varyti toliau. Gerai būtų jo, kad būtų dar biškį daugiau, bet užteks čia. Man jau užsidegus tą lemputę, tipo jau, kad reikia servisą vežti pakeisti. Tai vis tiek vežčiau neužilgo keisti, tai kam čia pilt be reikalo, kai to išpilt reikės. Visada reikia patikrinti, ar gerai uždaryta, nes yra buvę, kad atsidarė. Tai tada reikėjo naują kapotą ir naujo langą. Ir dar naujo stogo reikėjo. Tai važiuojam toliau. Va, tai ir vėl taip pat praėjo visa diena. Tai varau, susinešiuosiu daiktus, čia kažką susikuisiu, pasitvarkysiu. Ir jau turbūt reikės eiti miegot, tai šiandien nieko čia nebus gero. Tai šiandien viskas.
keliamės į rytojų. Labas rytas. Reikia turbūt varyt, susirast kibirą, pasidaryt kavos. Gal pavalgyt kažką dar. Oi, tai skaniai čia. Buvau užstrigęs biškį. Ai, ble. Dar vis užstrigęs esu. Lindau į tą, šitą va dėžę. Tai aš taip aukštin galvai lindau. Ir užstrigau aš ten biškį. Biškį jau tokia panika buvo paėmus. Tai dabar čia va man ir kelėnis. Ir čia šitas. Ir karočią dabar čia negaliu išlysti. Nesusilenkia man ta koja tiek. Ir aš nesuprantu, kaip aš ją įdėjau. O gal nebent pėdą pradžiai iškelčiau su kita ranka. Va, šitaip. O. Va. Tai bandau čia tą kažkaip elektrą, žodžiu, jau daryti. Darau kažką. Reikia tos didžiuosius laidus sujungti. Ten tos 16 kvadratų ir 35 kvadratų. Tai va dabar reikia vieną 16 kvadratų prasivesti, o kitus reikia žiūrėti, ar pavyks jos prailginti gerai biškį būtų. Ankštoka yra. Čia va reikia šitą laidą. Su viena ranka iš vis čia sunku kažką parodyti. Žodžiu, šitą reikia pajungti ten. Po to čia reikės į šitą viską prisijungti. Čia greitai viskas nevyksta. Įlipi, išlipi, elementariausią dalyką laidą pajudinti, reikia tai 10 minučių sugaišti, kol čia viskas susiropoji. Dabar ką bandysim padaryti? Pabandysim pajungti pliuso laidą šitą. Čia yra tas senas laidas, jisai yra per trumpas man, jį reikia prailginti. Tai dabar mes jį bandysim nugnybti pradžiai. Neturiu gerų replių šitam darbui padaryti. O eit pasiimt bulgarkę, aišku, tingiu. Tai... Opa. Dabar reikia nusimti šarvą. Čia yra toksai presuojamas sujungimas. Tai va, maždaug pasižiūrim, kiek čia reikia pašalinti. Aną kartą rodžiau tokį įrankį. Jisai va taip daro. Čia va yra peiliukas va viduj. Užsimauna. Ir tada suki. Žodžiu, pasuki. Ir čia va tada nusiemu. Opa. Ir va taip va nusižiebina. Dabar va tą gilzę reikia užmauti ant čia ir užpresuoti. Šitie sujungimai šiaip kai darosi, tai dedasi toksai va tipo elektrokontaktą tepalas. Tepalą va įspaudžiam. Ir kadangi gilzė yra ant 35 kvadratų, o čia yra 50 kvadratų. Tai vat klausimas, ar užsidės čia viskas. Na, jau va, sulinda. Dabar ką reikia padaryti, tai yra vienas variantas su tokiom supresuoti, kitas variantas su tokiom supresuoti. Tai aš galbūt šiuo atveju pabandysiu su šitom. Čia yra tokia matrica. Parodysiu tai. Ir čia va sukasi šitas va dalykas. Čia tipo matrica skaitosi vadinasi. Tai jinai susireguliuoja pagal to angalio dydį. Ir va tada. Opa. Susispaudžia. Toksai va užsipresuoja. Tai va man kas nepatinka su tom repliam šitom. Čia va toksai būna, lieka tokį aštrų suformuoja, nefaina. Dabar reikia dar vieną užspaudimą uždėti. Vieną žemiau, kitą aukščiau. Šiaip 2 kartus užspaudžiant ne visą laiką yra gerai. Kai 2 kartus spaudi, būna biškį iškraipai senas užspaudimo tą vietą
ir tada sena būna nebelaiko vieta. Šičia, kadangi yra ganėtinai stora šita gilzė, tai čia užspaudžiau 2 kartus, nes jinai stora, tvirta, čia gera gilzė, ne kokia vaikiška. Dabar tą patį reikia pakartoti tam, kurį mes dadurinėsim papildomai. Dabar tepalo vėl į čia. Aš tą tepalą tai taip daugiau įvarau. Ten po to jisai ištrykšta, jį nuvalai ir viskas. Opa, vienas. Jėgelė, viskas neblogai užsipresavo. Dabar reikia nusivalyti tepalus ir uždėti kembriką su klijais. Čia turime tokį dujinį lituoklį. Užsikūrė. Čia yra 200 vatų galios. Yra čia visokių angalių, va, pavyzdžiui, angalis orui pūst, va, jisai va pučia šiltą orą, va, to jisai užsigazuos ir pradės pūst normaliai. Reikia jam eiti dujas užpilt. Dujos labai paprastai, va, tiesiog maksimui nueini, nusiperki žiebtuvėlėm pildyti, įsmeigi. Ir varai, kol pradeda per viršų bėgti. Nu, 200 vatų nėra ką norėti, kai buitinis, nu, tas pramoninis fenas karšto oro, ten kokių 2 kW būna. Labai gerai, kad gali tokį darbą be elektros pasidaryti. Nu, tarkim, bus gerai. Nu, va, ir gaunasi toksai, vat, geras, tvirtas laido sujungimas išeina. 20 minučių laidą jungiau. Tiesiog, va. Taip ir dingsta visas laikas čia. Čia, vat, yra tas pats įrankis, kur apipjauna laidą aplinkui. Jisai čia turi tokį tipo, nu, aš tai vadinu kulnas. Ir tipo, vat, dėdė ir traukia. Tai reiškia, ką noriu parodyti, kad šitas kaip praslysta, labai gerai kelnes ima. Gaila, kad be kraujo tai. Čia dabar gaminu tokius laideliai tokie, va, trumpi. Bliachas, su viena ranka. Ne, suspaudžiu su viena ranka. Dešinę jau jaučiu, kad suspausiu. Nu, čia aš aišku primakojau viską. Tai va, šitas replės reiškia, va, tokią įdubą padaro. Va, viską dariau ir man pradėjo nebepatikti, nes mintis buvo ant šitų vat kontaktų čia prijungti daug laidų. Bet čia, kai daug tų laidų jungiasi, čia labai negerai viskas atrodo, tai šitos minties atsisakiau. Ir tada sakiau, čia šitą tokį kaip tarpinį gnybtą įdėsiu. Nu, kad man būtų patogu daug laidų pajungti. Tai reiškia, po ranka turėjau tokį šūdą. Čia yra Kazachstano gamybos nesąmonė tokia. Nieko kito po ranka neturėjau, galvojau įdėsiu. Tai čia kažką biškį čiūtų užkabinau ir čia tos šūdinos Kazachų plasmasės išlūžė iš karto. Tai, žodžiu, mėsiu lauk šitą. Eilinį kartą niekas bus nepabaigta čia, nes reikia normalius gnybtus paimti čia, kad sujungt sandariai viską. First blood. Ai, netrodo baisiai, bet taip maloniai. Joptelėjau, tai jo papa. Čia skylę grįžiau. Nu ir pragrįžiau. Ir tuo metu, kai pragrįžiau, tai su visą drėlę, kai hujarinau. Ei. Šiaip nykšti labiau skauda nei kad tą pirštą. Bet, nu, šalta yra, sumedėję, tas rankos tokios kaip pasenį kokį. Dabar net sulenkti nebegaliu. Dedu chamutą ant pirštą. Ne, šiaip rimtas dalykas. Taškos tas kraujas nedaug bėga, bet bėga vis tiek. Ir purvina viską, ir neturiu, jokios izolkės neturiu. Blemba, sakau, chamutą užsisuksiu. Va, žiauriai gerai.
nepatogu tik dirbti, bet chomutas tai labai gerai. Laive šiaip 2 priklausytų, bet ant piršto ir vienas bus gerai. Dabar reiškia, dar aš čia nusimatęs, ką nuveikti, dar yra ką daryti. Tokie va mygtukai yra iš depo, čia va žodžiu, įjungia ir išjungia. Tai va šitiem va ledam, kur yra, ir dar čia visur. Tai va aš jį noriu va, čia va taip va noriu aš jį įdėti. Dar turiu, čiagi va, tokių 4 turiu ritinėlius. Čia yra tie ledai, kur anakart dėjau ir nepavyko. Tai čia va tokio krapštimasi daug, tai tiesiog einu krapštyti dabar šitų dalykų. Yra dabar va atviri laidai tokie. Ant tų gyslų dedasi va tokie antgaliukai. Va, tai tas antgaliukas, jisai turi užsimauti. Ir yra va tokios replės. Va jos, kai spaudi, daro taip. Čia va reiškia dedasi tas antgaliukas. Ir va taip užsispaudžia. Opšt, opšt. Ir va, žodžiu, apspaudžia. Tai jeigu būtų buvęs laidas, viduje būtų tą laidą apspaudę. Tokie va užsideda va. Žodžiu, esmė tokia. Čia va yra varščiukas va. Šitas va ir šitas. Ten įsikiša tas laidelis. Ir jeigu nebūtų tų antgalių, tai tas gijas varžtas trintų ir, tipo sutrina negerai. Ir reikia apsaugoti jas. Dar tokia smulkmena yra. Čia va dabar šiti taip atrodo. Tavo plasmasė antgaliuko. Tai tas antgaliukas būna su plasmasė ir be plasmasės. Tai ta plasmasė jinai lengvai nusiema su replytėm, tiesiog paim ir nulupi. Čia va jinai netelpa, nes vietos tiek daug nėra tam plasmasiukui. Tai aš tiesiog va nulaupau tas plasmasės ir viskas. Va, sujungus atrodo viskas taip va. Fainai, gražiai, tvarkingai. Dar toks vat niuansėlis, kur su juodu tai yra minusas, o raudonas visą laiką būna pliusas. O čia vat yra laidas skirtas namų instaliacijai, kur yra kintama įtampa. Bet kintamoje įtampoje rudas visą laiką būna fazė. Jeigu trifazė sistema, tai tada bus pati pirma fazė. 0 yra mėlynas laidas. Tai va aš visą laiką fazę tą patinu su pliusu, tai va tada taip nesusimaišai. O 0 tipo mėlynas būna minusas juodas. Dar būna geltonas su žaliu, tai geltonas su žaliu yra įžeminimas. Ir dar gali būti pilkas ir juodas, tai čia būna 2, 3 fazė. Tai juodas būtų 2 fazė, o pilkas yra 3 fazė. Kita pusė jau irgi veikia. Vietoj kažkokio pavalgymo, tai tokį darbą sugalvojau geriau padarysiu. Tai va tas lemputės čia va dedu. Tai čia yra tokia nedarbas gal, o čia labiau veikla, reikalaujanti maksimaliai daug keiksmažodžių. Imu šitą daiktą, tą, kur prikabinu laidą su replėm. Su replėm įstumiu jį šiek tiek. Tada imu plaktuką ir įstumiu su plaktuku. Tiesiog reikia skylę išgręžti. Ir čia iš karto dingsta kokia valanda laiko ant tokių nesąmonių. Einam, parodysiu. Ten reikia prakišti laidą. Man ten turi prasikišti naujas Webasto laidas ir tų lempučių laidas. Makita netelpa. Reikia išsukti šitus. Iš čia vat galėčiau bandyti gręžti. Bet ten makita irgi netelpa. Dabar kita problema. Tai čia neina normaliai prieiti. Čia kažkas kažkokie laiptai. Žodžiu, kaip be įsirangytom,
taip kliūni kažkur, taip ten riečia, veržia, kažkur mėšlungį sutraukia. Laive erdvės atrodo daug, gali 3 rankas įkišti. Kas iš to, kad ten tą ranką turi va taip va užlaužt ir ten, nežinau, su cangiam sukdar, nu, žodžiu. Yra sukonstruotas toksai mygtukas. Jisai taip prilėti veikia, atlėti nebeveikia. Išjungkime šviesas. Čia išjungiam. Va, veikia, neveikia, veikia, neveikia, veikia, neveikia. Va. O dabar jeigu įjungtume tas va lempeles, vis tiek va apsišviečia, tai spintelę apšvietimui atskirą mygtuką padarysiu. Va, kad galima būtų taip įsijungti, kai nori. Nes čia laive, žodžiu, tokie visur šešėliai, užkabaryk. Aplinka čia bendra, gali būti šviesu, bet čia visur tamsu, ten visur tamsu ir va, čia va, kai visokį chlamą laikai, kad matytum, ką pasiimti reikia. Va dabar reikia čia apačioj susidėti, nes noriu, kad ir tos skylės po apačią šviestų. Va dabar čia jau yra padaryta kažkas. Čia sudėtas paprastai labai. Tiesiog su tom sutraukom pritraukta. Nu ir čia va taip va. Ir čia tas laidas po to nueina. Va ant tos gofros. Taip ir uždėjau. Turbūt kyla klausimas, kodėl mano, pavyzdžiui, laidas ne gofrai, kai kiti laidai gofrai. Ten yra padaryta žmogaus, kuris gavo pinigus už tą darbą ir jisai įdėjo į gofrą. Aš pinigų už šitus darbus negaunu ir aš jų čia kišti irgi nenoriu. Tai pas mane gofras nėra. Nu tai rodau. Šviečia. Nu ir jungiam dabar. Opa! Va tokios dėžės bus švies. Fainai. Dar pamiršau parodyti, išėmiau vakar pečių prieš miegą. Kas pečių montavo, tai išpjovė gabalą stringerio. Nu, taip pasielgė. Ir ten pripelijo, čia pripelijo, pripuvo, ten žodžiu. Dabar jau tikra pertraukėlė, pasidariau kavos. Šildausi tokiais primityviais būdais, viską užsidariau, čia užsidariau, ten užsidariau. Aš čia tokį turiu pasidaręs planą, nu, tipo schemą elektros. Bet čia yra daug blogų dalykų joje. Čia, va, pavyzdžiui, tas visas nereikalingas yra, čia to čardžerio nėra, čia iškart, nu, o gal ir yra, nu, nesvarbu. Čia yra tokių kliurkų daug pridaryta, nu, kur aš ten dariau, perpaišiau, vėl kažką dariau, vėl perpaišiau. Va, nu čia tiesiog eigoj labai daug dalykų keičiasi, darai vienaip ir po to, žiūri, čia kitaip gal reiktų ir nu, vieną vietą perdarai pagal faktą, tada brėžiny nebetinka jau ta vieta, kuri buvo pagal faktą ir ten po to grandininė tokia reakcija, kad viskas po to nebetinka. Va. Nu tai einu kitą pusę montuoti šitus va, laidelius va. Galėčiau dar tas lempeles ir čia, va, į apačią sudėti, bet aš čia noriu dar irgi elektrą atvesti, kad tenai galima būtų rozetę pasijungti ir ten galima būtų ten kokį kompą pasikrauti ir panašiai. Nu, nuo inverterio, tipo 220 kintama įtampa, kad būtų. Tai čia viską pasidarysiu tada, kada darysiu, kada turėsiu viską. Čia dabar va, sulituot laidžiukus reikia. Aš namie tenai, kai susilitavau, tai nu, su ta mintim, kad aš čia prasilginsiu, nes šita pusė čia, va, jinai va taip praeina po durim. Ten biški buvo vargo jį prakišti, tai aš nenoriu iš naujo prakišinėti, tai aš taip sakiau, tiesiog dasidursiu čia ją. Nu, meistriškai, meistriškai. Su pečium laidus taiso, čia matai jisai. Tipo, sulitavau, su tai sutraukiau ten į krūvą ir viskas. Nu ir čia kažkaip man čia patiko, tai pradėjau ardyti čia. Nes kriauklės čia nebus, čia kažkas kito bus. Čia va taip biškių pelėsio yra. Šiek tiek pelyja. Čia va tokie va auga.
Tai tą pelėsį naikinsiu pavasarį. Nu dabar čia yra kaip yra. Jisai tas laivas biški drėgnas, aš neturiu čia elektros. Nėra kaip kokį drėgmės surinkėją pajungti ar ką. Bet aš čia prisiskaitęs ten internete, ten visokių tai žinovų. Tai tą pelėsį pavasarį aš čia naikinsiu ir pavyks išnaikinti, pamatysit. Viskas. Dabar viskas, lekiu namo jau. Noriu šiandien biškai anksčiau grįžti, dabar yra po 6:15, nu tai taip ganėtinai anksti pabaigiau. Kai grįžti naktį, po to nesąmonė būna, mėgi ten sunku atsikelti ir panašiai. Tai šiam kartui tiek, linkėjimai bendramoksliam, nepamirškit, kad įtempę achterštagą galit sumažinti groto pilvą. Iki.